BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namasai gintai, nu ką, jūs norėjot paprastos mašinėlės, nes kartais per daug prabangos yra blogai, kartais prie minamos mišrainės reikia priduoti amerikietiškos piculės. Nesveikas maistas nėra gerai, bet kartais labai norisi. Ir čia pas mus gan paprasta ir čiučiut nepaprasta tačkė Ford Fusion. O kodėl jinai nepaprasta, sužinosite. Ypač tie, kurie esate įtyšnikai, mėgstate Microsoft produkciją, jūs labai greitai suprasite, apie ką aš kalbu. Bus žoskai įdomu. Neperinkit kanalo. Ai, jūs neturite pultelio. Važiuojam. Hai čia Fusion, nepaprastasis modelis, kaip Aston Martin, šis atrodo tau nepasirodė. Steve'as Ballmeris su kosminiam žaibom kišenėje, mergytas ahujenas, čia net sėdi jo pašonėje. Steve'as su Fusion. Žinau iš karto, kai jūs pasakysite, pas mus Lietuvoje standartas yra ten Škodos, Passatai, Šaraniukai. Šaraniukų man beje nieks neduoda, tipo čia kaip uždraustas vaisius man duot šaraną, nes visi jau žino, apie ką aš kalbėsiu. Ir Fordas Europoje plamais matuojamas, nu tipo kaip šūdas, vis laik buvo šūdas. Pigus automobiliai, rudyje, barška, mažalitražiai, neįdomus, visiškai nuobodus. Bet Amerikai Ford F-150, Raptoriukai, Bronco, Mustangas, GT, dabar Mustang GTD išleis už $300,000, tipo Ultimate versija, tipo Nürburgringui. Kročią, nerealias tačkas leidžia, Exploreriai, Expeditionai, o pas mus, tik šūdą leidžia. Ir šitas modeliukas yra Ford Fusion. Šiaip Europoje jis Ford Mondeo buvo, nes aš prisimenu 2006 metų filmą Casino Royale, James Bond, nahui. Ten buvo ir Aston Martin, ir Ford, nahui. Taigi, jeigu jūs, norite nusipirkti panašią taškę Aston Martin, bet neturite pinigų, arba dar geriau jūs esate protingas ir norite sutaupyti šaibų, per 3 metus jūs nusipirkę tokią tačkę šaibą beveik neparasit. Nusipirkę Aston Martin, jūs nahui eisit į minusą, žostką minusą. Tai va čia yra ubagų, Aston Martinas, nahui. Panas vis tiek nesupras, neatskirs tos mašinos. Iš tikrųjų, net panas jau neatskiria Aston Martin nuo Fordo, nes ten buvo kažkokia chuinia, kad panašus, tas pats dizaineris darė panašų dizainą ir Fordas, turėdamas tokį didelį šaibų kiekį, sugebėjo išvairuoti, kad čia mūsų dizainas, atsipyskit, nahu, ties tom viskas ir baigėsi. Numerikai labai gražus, LSB. Mašina overall atrodo graži. Jinai atrodo graži, stilinga, toks business class, vadybininko sedanas, važinėti darbą. Vis tiek geriau negu Priusas, nes dabar Priusas tai yra, kaip keiksmažodis. Aš nežinau, naujas Priusas atrodo labai gražiai, jūs nesuklyskit, bet tie taksys smirdantis viduje neplauti, niekada jokios higienos. Anksčiau prisimenat buvo dušmanai, bumbuliukai, tarifai, taksometrai, kažką dar papasakodavo istoriją, kartais būna dušmanas praveža istoriją, papasako rajoną visą, kur net pats nežinoja. Ir nemeluoja, viską tiksliai susako. Karočią, papasakoja apie politiką, apie maistą, ką tik nori. Dabar, nei angliškai, nei lietuviškai, niekaip nemoka, niekaip neina susikalbėti, mašinai smirda, ir kainos didėja ir didėja pastoviai. Šitas dar Fordukas primena man senus gerus dušmanų laikus, kad vis dėlto galima dar su hibridą dušmanint, stilingai, in style važinėti kaip ponai, nahui. Nu ką, Forduko širdys yra 2 litrai, 4 cilindrų varikliukas benzinas su hibridinė sistema ir variatorinė greičių dėdžiai. Variatorinė greičių dėdžiai, kas turi motorolerį, suprastų, kas neturėjo motorolerio, tai greičiausiai vaikystė buvo labai sunki, žaislai buvo prikalti prie lubą. Esmė yra tokia, Powderis. Įsibėgėja, nahu, nežinau, man keistas jausmas. Aš, jaučiu nepripasiu šiame gyvenime prie hibridų, niekada, nahu. Suka, jiem reikia kažką sugalvoti, apgauti, kad persijunginė pavarus, Va, iki ko mes daėjom, nahu, iki ko mes, daėjom, va, nahu, buvo atmosferikai, buvo paprasti atmosferiniai varikliai, duodė kurva biškį kilovatų, važiuoja, nahu, kaip bitutė, diapazonas gražiai kyla, čia kaip Porsche 911 GT3. Prikūrė hibridų, nahui, 100 000 kilometrų laikys, po 150, galbūt reikės kažką keisti, galbūt reikės keisti baterijas, gal nebrangu, bet vis tiek reikės keisti, nahui. Taipogi, tose Fusionuose ėjo plug-in hibridai, kur įkiši į tokią įbalniką, Ta laida pastoviai pisės su laidu, žinai,
Ne tai, kad dar produktus reikia nešti, tam pampersus, vaikų kėdutė, dar, blėt, laidą, na, pastovi kyš, blėt. 7 kW pravažiuoja 20 km realių, blėt, vėl krautis, na, hui. Kalbant apie Fusionus, Amerikui hrena buvo variantų. Ir paprasti benzai, ir hibridai, ir pluginai, ir dabar pluginai su didesnėm baterijom, blėt, jau yra. Ir yra, blėt, net 4 varomųjų Fusionai, blėt, AVD, na, hui. Jeigu jūs norit, na, gyvenime, blėt, turėti kažką, reikia kartais, blėt, turėti, nu, kažką paprastesnio, kad, blėt, užsidarė, na. Mašina dar nebuvo kotletas, bet jau problemas, na. Bet čia Fordas, čia, blėt, čia nereikia, amerikiečiai nesusireikšmina, blėt. Nu, neužsidaro, kas, na, hujovo dieną, blėt, saulė nešviečia, blėt, lietus lyja, va, na, saulytė šviečia, vaizdas kaip sektui, na, kaip automobilių sektui, pažiūrėk, nu, filmuok, na, saulytės tik trūksta, blėt, čista kaip sektui, blėt. Čia galėtų foruminių sektą kurtis. Kurio čia va šuniukai yra hibrid ženkliukas, gražus diskeliai, labai gražus tokie, blėt, sakyčiau, net Mustangui tiktų tokie diskai. Jeigu čia ne nuo Mustango paimti diskai. Kur čia esmė, visi vat galvoja, nu nahui aš tą Fordą ėmiau, galėjau pasimti kokį Passatą, bet ne, šitą taškę vairuoja Steve'as Ballmeris. Steve'as Ballmeris yra vienas iš buvusių Microsoft vadovų, jis jau 10 metų kaip išėjęs, dabar kitas yra vadovas. Kompanija yra visiškam pakilime. Esmė tokia, kad Ballmerio tėvas dirbo Forde ir jis jaučia nostalgiją, nu, Fordui ir tokia lojalumą šitam brandui. Ir Ballmeris netgi buvo sutaręs su Fordu, kad būtent šitoj tačkiai bus elektronika, ta multimedija iš Microsoft'o. Tai vat, ten netgi yra lipdukas, kad powered by Microsoft. Čia yra pizdana, čia yra istorijos dalis. Čiūvas, kuris turi $126 milijardus, gryną pelną niekada nepardavė savo Microsoft akcijų, blėt, gauna $1 milijardą kiekvienais metais iš dividendų. Vairuoja būtent šitą tačką, nahui. Jūs pagalvokite, jūsų kaimynas su kokiu nors ten, blėt, X6, nahui. Kreditų prisiėmęs, blėt, pantuoja, nahui, bando kažką įrodyti. O čia žmogus 125 milijardai vairuoja, nahui, Hibaną, Ford Fusion hybridą, blėt. Argi tai, nahui, nėra įdomu, blėt? Va tai yra įdomu, nes tai taip galima suprasti. Kodėl vieni žmonės, blėt, prasimašo ir yra lojalūs brandui, o kiti, blėt, plūduriuoja visą gyvenimą, nuo kredito iki kredito, vėliau, blėt, pensijų nahui. Viskas. Kabo, šaibų nėra, įplaukų nėra ir pizda nahui. Reikia graužti obuolius ir eiti į turgų pardavinėti, blė, daržovės, kad išgyventų. Galvokite apie savaitę į dabar. Ir Fordas duoda jums galimybę važiuoti pigiai, netaisyt, davažiuoti nuo taško A iki taško B, neužmiršti iš kur esi, blėt. Fordas vairuoja žmonės, tai yra darbo žmonės, kurie per pietus, vairuodamas ekskavatorius, valgo tą savo sumuštinį nahui, užsikanda čipsais, blėt, ir žiūri mūsų tos draivus. Ačiū jums, kad statote mūsų rajoną, ačiū jums, kad plečiate infrastruktūrą, kad sprendžiat problemas. Jeigu pas panikės baigėsi dušio vanduo, jūs ateinat, sutaisot tą dušą, o kartais net ir paėdat moteriai iš naujo surasti meilę gyvenime, nes vyras per daug dirba, net neskiria dėmesio. Tai yra darbo žmonių taška, nahui. Tai va. Kurva, gera reklama Fordui, blėt. Kas man labai patinka, kad Fordas, Dodge'as, šitie amerikietiški brandai pagaliau susivika, kad Europoje to uždraus pardavinėti vidaus degimo variklių varomus automobilius ir bus tik tai elektromobiliai, blėt. Ir jie nusprendė pakeisti pardavimų strategiją. Dabar jūs galite pamatyti, kad Fordo atstovybei gali įsigyti ir Mustangą, ir Bronco, ir Explorerį. Karočią laikai paėjo į gerąją pusę, nes visgi varikliai sumažėjo, europiečiai tos pačius variklius perka, 3 litrai tai nėra jau kažkoks tai stebuklas. Net ir 4 litrai nėra stebuklas. Šaunuoliai, kol dar turim laiko, dar galim įsigyti savo svajonį automobilį, nes po to gali būti per vėlai, nahui. Jūs važinėjate į darbą su troleibusu arba su autobusu, arba jūs važinėjate su darbo į taksi. Viskas, baigėsi jūsų vargo dienas. Nuo šiol jūs galite įsigyti šį automobilį ir važinėti į darbą su hybridu kaip tikras ponas, nahui. Ir tai jums kainuos ne 20 000, ne 15 000, ne 11 000, ne 9 999 eurai kiekvienam skelbimų portale, nahui. Ir tai yra daug geriau, nahui, negu jau su jobana Škoda arba važiuoti su Priusu, kuris smirda mižalais. Pas mūsų rajone, va, mačiau, važinėjai vienas čiuvelis, krūtą Fordą turi ir nusigliavęs Fordo ženklus. Žinai ką už tai? Dedu tau baudos bybė, nes tu gėdės darbo žmonių automobilio. Gėda, nahui, tau, blėt. Geriau pirk, blėt, Audi tada Q7 ir važinėk, blėt. Tačkė, juodos spalvos, oranžinės lempos signalizuoja, kad čia Amerikonas, bet čia yra aišku, kad Amerikonas, čia nieko nenorima nustėpti, čia yra Fordas. Čia ne tas variantas, kur tu nusipirki kokį BMW ar Audi ir stengiasi paslėpti, kad čia ne Amerikonas, nes tau atrodo, kad vertėjo
padidėja, kada europinės lempas uždedi. Neleiskit šaibų. Amerikonas tai amerikonas, važinėkit. Jeigu praeina techninė apžiūra, tai važinėkit. Gražus siluetas, chromas, užpisas jau senas bairis, bet nu Amerikai jis dar vaikštas chromas. Dabar visi, aišku, Shadowline nori viskas, kad juoda būtų, bet chromas gal šiek tiek pagyvina mašiną. Tas hybrid ženkliukas parodo, kad tu nesi kur valūnis hybanas, bet gal kažkiek ten tipo šarinė technologijos. Mes dar pakalbėsime apie hybridus, nesipaninkit. Visi Priuso vairuotojai to įgausit, blėt, biškį slepą, nahui. Vienintelis dalykas, kuris įskiria šitą automobilį nuo kitų, tai yra priekis, nahui. Ir galima supainioti su Aston Martin. Bet aš taip dažnai supainioju šitą priekį su Aston Martin per galinį veidrodėlį, kad tiesiog aš galvoju, kad kai ta Aston Martin pravažiuoja, tai kad čia yra Fordas, blėt. Čia va kaip šlifuosit, gročiai Palangą, blėt, 110 km/h. Tai šitas spoileris padės jūsų amerikietiškai silkiai stabiliai stovėti ant kelio, nahui. Nu man tai, blėt, čia Amerika šiaip pastato dėl grožio, nahui, nes šitai mašinai spoileris, jūs nejaukinkit žmonių, blėt. Ir ką jūs galvojate, kad čia James Bond automobilis, čia taip ir yra, nahui, matau, užsidegė raudoni numeriukai, blėt. Ir jūs galvojate, ką reikalingi, galbūt čia kažkokia, nahui, super slap plaginta tačka. Ne, čia tiesiog, jeigu tu, blėt, esi amerikonas ir užmiršti raktus mašinai, blėt, suspaudai kodą, nahui, ir durelės atsidaro, blėt. Visa problema yra, karočią, su pluginais ir hybridais, kad bagažiniai vietos bus vis mažiau ir mažiau. Čia yra viena problema, čia yra sedanas, atsidarai bagažinę, karočią, nori vaikų vežimėlį įkišti. Jau problema. Jeigu galėtų atsidaryti kaip sedanas su stiklu, galėtum įkišti į bagažinę patogiai vežimėlį. Čia jau bus problema. Jeigu čia būtų paprastas benzinas. Su hybridu vežimėlį jau patogiai neįkišė, reikės grūsti. Nepatogu, blėt. Pluginas dar didesnė baterijos talpa, dar daugiau užima, nes čia baterija iki poros kW. Šitų metų plugin hybriduose baterija buvo 7,6 kW. Nauji pluginai ten aš nežinau, aš net nenoriu sumeluoti, bet jie ten vos ne BMW i3 bateriją elektromobilį įkišė kažkaip tai. Nežinau, jei jau reikia kišti tada ne į bagažinio kažkur tarp keleivių, neįsivaizduoju. Kas man patinka Forde, vat? O, jeigu įsikrovė akumuliatorius, blėt, aš esu kaimietis, nahui, turiu raktą, blėt, nuo 10, suka viską savom rankom, plikom darau. Porsche, tarkim, akumuliatorius slepiamas dugne po kojomis. BMW ten po sėdynėmis. Čia, nahui, va. Raz, dva, blėt, op, nahui, viso akumas, atsisukai, blėt, pasikeitė, važiuoji toliau. O čia yra Fordas, blėt. Čia yra mąstymas, kad jeigu aš padarysiu per daug komplikuotai, amerikonai nepirks, amerikonai aš patestuos, blėt, aš baikutuosiu, va, matot, raz, dva. Uždėti yra sunkiau negu nuimt, blėt. Dabar pasikeis kokia nors Porsche naujam akumuliatoriui. Tau ne tik, kad reikės dar užprogramuoti per naują, pasakyti mašiną, kad čia naujas akumuliatorius, blėt, čia nėra paprastai, blėt, aišku, jūs turėsite važiuoti nahui į saloną, blėt, išleisti daug pinigų, blėt. Už gažį išsipsina ir kostiumėlį, blėt. Iš mūsų įsipisinėja. Fordas dar bijo savo klientų ir prisiklauso. Tai va, prieš pirdami automobilį visą laiką pasidomėkite, kokią draudimo kasko įmoką, jeigu jums reikalingas kasko ir kaip paprasta yra aptarnauti. Pakeisti kaladėlės, blėt, pasikeisti akumuliatorių. Ir jūs kartais pradėsit galvoti, kad jeigu jūsų akumuliatorius kur nors užarkos užkištas, blėt, arba reikia sėdynės nuiminėti, kad pakeisti. Čia to nėra. Čia, nahui, viskas, blėt, simple. Tiesiog minusas, blėt, dėl hybanų, hybrido. Ką aš sakau, kad hybridas yra blogis, blėt. Pluginai dar didesnis blogis. Dėl to jum realiai vietos normaliam gyvenimui šeiminiam jau nahui nėra, blėt. Jūs aukojate dėl akumuliatorius. Tai sutaupate, blėt, porą eurų, o realiai netenkate daug vietos. Va jau minusas, nahui jum. Nu ką, atsisėdus į Fordą pirmas jausmas. Man jis yra nelabai patogus, aš esu aukštas bičas, man reikia sėdėti aukščiau. Nu, bet žemesnė sudėjimas žmogui bus patogu. Sakau, įmanoma sėdėti, bet nėra labai patogu. Vairas, kai visi Fordai, labai daug mygtukų, Ford GT tai dar daugiau mygtukų privaryta. Voice controlai, standartas, čia nieko naujo. Vairas šiaip gan patogus, patogu apsisukt, vat jeigu paėmė taip. Ir suki vairą, blėt. Patogus vairas, palyginimui galima reguliuotis viską. Kaip standartas, tarkim, koža čia, ne? Blėt, va čia rytesnis variantas, čia jau geresnė komplektacija su koža, blėt, bet va vėlgi už kožos jau ne koža, o ten medžiagėlė, taupoma viskas. Bet čia Fordas, čia, ko tu nori iš jo, blėt. Šiaip visumoje atrodo elegantiškai, ženkliukas Sony, tiem, kas 90-ais saugo, tai čia, blėt, įbat, nahui. Čia kaip blau punktas koks, nahui, Sony, aparatūra Sony. Matinis ekranėlės, iš čia elementarias funkcijas rodo, galima šildyti sėdynės, galima
šaldyti sėdynės, nes perforuota oda. Mygtukai šitie, haptik, blėt, man jie nepatinka. Aš nežinau, reikia nebent labai gerai žinoti, bet tau vairuojant reikia vis tiek pasižiūrėti. Tai čia tas pats kaip touchscreenas. Nepatogu. Bandė eiti su rinka, su pasauliu į priekį ir, blėt, nusivažiavo su tais haptik mygtukais. Kas eina, o užsivedė hibridosas, na. Kas eina dėl greičių dėžės, tai greičių dėžė variatorius, bet perjungimas yra patogus. Per ND, europinis toks variantukas, na, 1.2.1.2, na, čia matome ant prietaisų skydelio 2 ekraniukai. Pagal klasiką dešiniai pusėje yra kompasas, blėt, ir navigacija. Blėt, Amerikoje vis laik deda kompasus, nes Amerika yra didelė, gal ten tipo lengviau orientuotis, nes keliai tiesus ilgi. Mums tai čia nesąmonė šita funkcija. O šitoje vietoje vis laik rodas, tipo, ar važiuojant elektros, ar ant benzino, ar persijungia ir važiuoja kartu. Karočiui visumoje pasakysiu taip, standartinis Fordo salonas nėra taip, kad plastikas būtų labai pigus. Neprisipysiu dėl to. Gal apačioj, bet čia, blėt, nu visi deda apačioj chujovas plastikus, visi, blėt, iki vieno, tai nieko čia tokio išskirtinio nėra. Pasakysiu taip, kaip paprastai tačkiai normalus, malonus salonas. Na, nėra prišikta, nesmirda supuvusiais abaliais, kaip visiuose Volkswagenuose dėl screenwash'o, blėt, kurie naudoja jie. Kas sėdė tokio, vat, toks jausmas, kai ta panelė tokia į priekį nuvariusi, palieka daugiau erdvės. Toks keistas jausmas, kad lygtais turėtum kaip būsikas sėdėti aukštai, o sėdi gan žemai. Čia vėlgi, sakau, prie patimo reikalas, vieni mėgsta sedanus, sedanai vis tiek yra šustresni automobiliai negu visureigiai, bet aš vertinu labiau komfortą aukštą sėdėsną negu ten šustrumą kasdieniai tokiai mašinai. Vat jeigu ten mašina būtų pasivažinėti, palakstyti, tai man labiau patinka kartinginio stiliaus automobiliai. Bet čia ne apie tai, čia yra tiesiog tokia mašina, kuri vat yra Priusas gražiam kėbalė, nahui. Normaliai važinėjai, nesku galvos, žiemą benzas vis laik užsikūrus, blėt. Karočiui, sušildyt greit benzą galima, trumpom kelionėm pasaka, nahui. Iš kitos pusės, ar aš hibridą imčiau? Nahu man tas hibridas nereikalingas. Aišku, yra dar vienas BMW naujas hibridinis, kurį aš norėčiau pabandyti ir galutinai apsispręsti, ar va, čia yra zaibys, ar čia yra visiškas no. Bet hibridas yra keistas automobilis. Elektromobilis, tarkim, važiuoja greit, rauna greit. Įkrauni, supranti, kad reikia krauti. Šitas hibridas, nieko daryti jame nereikia. Jis tiesiog turi bateriją, važinėjai, pasikrauna, kažkiek duoda elektros, porą kilometrų gali nuvažiuoti, kartais susijungia elektrą, kartais benzas. Čia suprantu, dar kam reikia pasižaisti, kas mėgsta tokius dalykus. Galima pasižaisti, gan neblogai laiko šitie hibridai. Bet plug-in hybridų aš nesuprantu, nahui. Tai yra sunkus automobiliai, techniškai komplikuoti. Would you like to run a vehicle health report? Please select yes, or remind me later on the screen. Ką, blėt? Ar later, nahui? Blėt, amerikietiški automobiliai, blėt. Blėt, kokia multimedija komplikuota, eik tu nahui, blėt. Jibat, man primena, va, 95 Windowsus, kai pirmą kartą pamačiau, galvoju, supratau, aš kompiuteristo nebūsiu. Vėliau kaip atsirado AI, jau supratau, kad visgi atėjo mūsų laikas, kad jau aitišnikai nelabai reikalingi tai bus. Nu va, biškai duodam gaziuko, va, pasatukas važiuoja gražus, parodijas, raudonas, viską. Mes važiuojam su hibridosu. Nu jausmas koks, nu kaip, blėt, su Priusu, nahu. Vat man toks, ta izoliacija, tas garsas, viskas, važiuoja taip 1-4-4-1, nahu, tuoj atvažiuojam 1-1-1, tuoj būsim, blėt, centriukas per kiek. Nežinau, blėt, žinokit, nahu, nu negaliu, blėt. Vat man toks jausmas, kai vat važiuoju su šitą mašiną, galvoju, vat mane veža kažkur gerti, vat, į tūsą kažkokią tai gimtadienį, į vestuvės. Aš nesistebiu, kodėl tiek daug Priusų vairuotojų girti būna už vairą pagauti arba sudaužo mašinas girti. Šiaip visumoje, atlašas galvos patogus, labai patogus, blėt. Tikrai patogus sėdėt, bet nerandu aš vietos, nahu, šitai mašinai, blėt. Mano kojos ilgesnės, nahu, negu ten skirta įkišt kojom, blėt, į vietą. Nu, suprasit, tie, kurie aukštesni esat. Važiuot galima, bet, blėt, jums reikia būti kokio metras 7,5, kad jums būtų patogius automobilis šitas. Kaip stabdai arba kaip atleidai gazą, tai tada kraunas batareika. Tai kadangi ta batareika yra labai maža, blėt, nu jau beveik pasikrovė, kol mes čia važiavom. Bet esmė yra tokia, kad kai baterija yra maža, jinai labai dažnai įsikrauna ir išsikrauna. Ir esmė tame, kad dėl dažno
pakrovimo ciklo jinai greit degraduoja. Ir mašina va jau pravažiavusi 100 tūkstančių, nu, tai gali būti, kad jau reikės ten kažką keisti. Nežinau kaip su Fordais Fusionais, bet su Priusais aš esu girdėjęs, kad tiesiog keičia tas celės ten, po porą ten suranda, ten plemba. Mūsų lietuvių meistrai yra auksarankis žmonės, blėt. Nu, gyvenime jaučiu, ten nieks ten dasigalvotų, blėt. Padaryti tai, kad padaro mūsų meistrai. Ir Teslas prikelia iš numirusių. Ir Priusus tvarko taip, kad būtų labai paprasta ir pigu. Iš esmės, jeigu jūs norite tokios technologijos, pirkite, bet, blėt, jeigu jūs sakote, kad elektromobiliai yra bedvasiai, tai, blėt, hibridai, nahui, nežinau, kad žemiau negu bedvasias dalykas, blėt. Elektromobiliai bent jau gazuoja, nahui. Jo, jie ten gazuoja, be jausmų. Greitai stabdo, bet jie turi charakterį didesnį negu... Va, labai viskas minkšta. Mimra, nahui. Blet, vat noris paimti ir eiti kažką daryti, sukurt, blet. Vat gal grinai, Steve'as Ballmeris šitą tačką ir vairuoja, kad susikoncentruoti grinai į įmonės reikalus, nes čiūvas tikrai šaibas geras, užsivirinęs yra. Žinote, ne visą laiką reikia testuoti geriausius taškas, kartais reikia testuoti paprastas taškas, kartais reikia klasikinių automobilių, kartais reikia prabangesnių automobilių. Tai va, važiuojam pachavint, pa amerikanskų McDonald's. O, koks mažas, blėt, panda, eik tu nahui, blėt, eik tu nahui, čia kai gerumo, blėt. Man visą laiką buvo įdomu, ar į tokį automobilį man tilptų ar ne. Ir kiek jis ryja, ta prasme, čia... Lemba, apie 4 gal kokius. Čia yra tas automobilis, kur girdėjau, gali su vienu įrankiu visą išardyti, ne, ir surinkti, nu, tipo, teoriškai. Eik tu savo, blėt. Jibait, va čia... Va čia yra, blėt, automobiliai, jau tokių negamina. Reikia džiaugtis, kol dar leidžia su jais važinėti. Čia maksimaliai? Jo. A, iš dešinės. To į offroadą važiuojam. Su šitai į offroadą? Jinai 4 varoma, gyba? Ne, galų varoma, bet prošvisi labai didelė, bazė labai trumpa, tai jinai važiuoja kur nori. Pizė tas kvapas kaip senovinio automobilio, blė. Čia mes, jeigu ką, apšė rendam, pamatėm žmogus mėgsta teisingai maitintis, kaip ir mes. Prie Mako atvažiavo. Eik tu nahui, blėt. Ir toks jausmas, kad labai exciting ir baisu, nes grinai supranti, kad šitos durys dėl vaizdo tiesiog buvo sukurtas, kad lietus neaplyta. Vairas toks jau nučiaumotas, bet minkštutis, blėt, kaip spurga nahui. Spidometras net padangų slėgį rodo. Aparatūra labai toli vos pasieksi. Pedalas perjungt beveik neįmanoma. Pažiūrėkit mano kojas nahui, pizda. Bet koja taip iškišus galima važinėti. Vienintelis minusas, jeigu jūsų mergina labai didelė, tai netilpsit abu. Tai turit būti vienas iš jūsų turi būti mažas sudėjimo labai. Prikolas, realiai prikolas. O. Taigi, senelių pasakojam, kaip sėdėdami keturiesi su stogo bagažinė ant stogo, važiuodavo į Lenkiją šaldytuvą parsivežti. Geriausia dalis va. O. Kokio litražo čia varikliukas? 065, 18 km. 065, va jum, blėt, ir hibridai, ir huidai, blėt. 4 litrai, sakai? Apie 4, 20 litrų. 4 litrus rėja, blėt. Toyota Prius, kuris tam, blėt, mėgat, nahui. Senas automobilis atrodo, net apie ekonomiją nieks negalvoja tam per daug, blėt, vat ir sukūrė legendą. Ne, tai karpą gali pasisukti ir dar mažiau valgyti, bet nevažiuosi visiškai, arba atsisukti pilnai, kad ten jau šaudyti iš dūslės, bet biškį pavažiuosi. Nu ką, gročiu, skaniai pavalgiam ir taip įdomu, vat, kad kartais filmuoji paprastą taškį ir sutinki labai įdomių žmonių. Čiūvas Fiat Malichais užsiema, pabazarinam, apsikeitėm kontaktais. Galimai gal ateityje kažką nufilmuosim. Daug įdomių modeliukų, japoniškų netgi egzotinių pasiūlę nufilmuoti. Tai jeigu pavyktų suderint, nu tai jum čia būtų mega dovana. Aš irgi dėl kai kurių modelių labai apsidžiaugiau, kol kas nekalbėsiu. Galbūt pavyks nufilmuoti, būtų labai gerai. Į YouTube istoriją tokie automobiliai. Nes visgi klasika yra klasika.
mūsų žiūrovai jau tokia amžiaus yra, kur jie jau supranta, kad klasikinė tačka yra klasikinė. Jinai neįnuvertėja, jinai kaip tik metais vis labiau teikia džiaugsmą. O tokie automobiliai kaip Ford Fusion, jis veikia, dirba kaip darbinis arklys. Galbūt to ir reikia žmogui, kuris yra jaunas, turi daug atsakomybių, nori gyvenime į priekį, reikia kaupti kapitalą, jis neturi laiko tiem žaidimam, kvailam pozavimui su Ferrari miesto centre. Jis tiesiog nuvažiuoja į miesto centrą su savo žmona, antra pusė, su savo vaikais. Nueina, pavalgo pizzą, papazarina, paskaito, pažvengia su draugais, uždirba savo pirmąjį milijoną, investuoja, sėkmingai gyvena, nesiparina. O vėliau galbūt nusipirksis savo kokią nors japonišką tačkę savaitgaliais važinėti. Nu ir ką? Su Fordu tokia istorija. Fordas patogus, minkštas, geras. Ir kartais reikia pagalvoti, ar tu nori gyvenimą sukaupti kapitalą, uždirbti pinigus, reinvestuoti, augti ir, sulaukęs solidesnio amžiaus, turėti milijonus. Ar tu nori iškart važinėti su Ferrari, rodyti, koks jis ypatingas, susirasti kokią nors nachlebnicą ir, po to nieko gero. Fordas yra darbo žmonių mašina, Fordas yra turtingo kolekcionierių mašina. Fordas yra visiems. Fordas gali būti tavo draugo, o gali ir nebūti. Fordui nesvarbu, jis per daug didelis, jis turi įvairiausių variantų. Šitas Fordas geras, važiuojantis, hybridas, tiesiog važiuoja. Jeigu norite kažko įvairesnio negu Toyota Prius, kad jūs nepizdavotų, kad jūs turite Priusą seną, kaip taksi, jūs galite šitą tačkę rinktis. Jeigu jūs norite ubagų Aston Martin stiliaus, galite rinktis šitą tačkę. Visiems kitiem sakau, iki kito susitikimo, laukite test drive'o. Namaste, kintai, davai!